Sveiki, mėlėjai. Šiandieną kaip tik yra toks labai įdomus įvykis, bandymas atgaivinti senasias tradicijas. Ir štai su Ričardu Kaziūnu, Kauno žvejų draugijos pirmininku, mes kaip tik norim ir pasikalbėti apie tas tradicijas, nes mums ir jos labai rūpi. Toks bandymas atgaivinti gimė senamiesčio aktyvistams, benediktinių vienuoliams. Ir vienuolių čia turėtų būti, bus šventė didelė ir mes gaudysim žuvį, kurią sudėsim čia tas kašes ir iškilmingai perduosim toms vienuoliams, kad jos galėtų toliau iš jų kažką tai padaryti. Tai tokia tradicija yra labai sena tradicija ir nežinau, kaip jinai prigis, neprigis šiemet, kaip mes pavyks padaryti tas renginys šiandien. Tai galbūt jis bus kasmetinė ta tradicija. Na, žiūrėsim, kaip seksis, kiek tos pavyks tos žuvies mums perduoti vienuoliams jos. Kiek pagausit. Kiek pagausim tos žuvies, jo. Gerai, o mes pabandysim irgi išvirti žuvienę šiandieną, kaip tik arba iš sugautos žuvies, o jeigu nepavyks sugauti, tai virsim iš tos žuvies, kuri bus. Linkiu sėkmės, kad šita tradicija prigytų arba būtų atgaivinta iš naujo. Ričardai. Gerai, dėkui jums. Gerai. Dėkui. Kaip šita visa šventė, iš tikrųjų, kilo idėja to šventės organizavimo? Pats esu mėgėjas, žvejys. Nesu profesionalas, aišku, bet kada turiu tik tai laisvo laiko, tai visada stengiuosi praleisti kažkur tai gamtoj. Aišku, daugiau žvejai, kaip sakyt, mėgsta pabėgti vieni į gamtą, nes kompanijų žvejyba, tai gaunasi tokia labai keista žvejyba. Taip. Va. Ir kažkaip tai vis kažkaip kaip išvažiuoji, tai išvažiuoji, o pradėjau eiti rytais prieš darbą į nerį pažvejoti. Sėdžiu ant to krantelio. Taip. Ir galvoju. Kažkada tai tikrai girdėjau, kad buvo tokia žvejyba didelė Nemune, kai dar aišku Heso nebuvo. Manau, kad ir kaip pasakodavau, kad ir 200 kg šamus gaudydavo. Valtis versdavo. Valtis versdavo šamai, ar ne? Taip. Ir žmogus traukdavo iš valtio šamas. Morkytę, jeigu galima. Taip, morka, prašau. Tai ir tokia mintis kilo, kodėl nepadaryti šventę, kad mes esam miestas tarp dviejų upių, didžiausių Lietuvoje. Padaryti šventę miestiečiams, svečiam ir patiems žvejams ir aišku vaikams ir žvejų antroms pusėms. Todėl visą laiką žvejėjo antrų pusių, jie vieni visą laiką būna, tai taip, kad... O čia irgi šeimos. Taip, šeimos kaip tik šventė gaunasi. Ąžuolai, o dabar mes šiandieną ką gaminam? Kas tai bus? Papasakok, kadangi čia yra, čia bus visiems dalinama miestiečiams nemokamai. Taip, mes verdam žuvienę, bet, kaip sako, koks žuvienės receptas? Žuvienės recepto nėra. Žuvienė verdama visą laiką ekspromtu. Ir ką pagauni? Ką pagauni, iš ko, kokius ingredientus turi. Net būna taip, kad lieka tam tikrų, pavyzdžiui, perlinių kruopų nuo žvejybos. Iš karto... Štai iš kur perlinės kruopos galėjo atsirasti žuvienė. Taip, iš tikrųjų labai įdomus dalykas. Liko virtų perlinių kruopų į žuvienę ir žuvis pamaitina ir pats pavalgiai. Taip, dar yra tokie dalykai kaip konservuoti kukurūzai, kur ant kurių gaudoma yra. Tai, jie nesideda iš tikrųjų į žuvienę. Bet šiaip tai kaip praliksi žvejodamas, tikrai visada iš tos dėžutės pasiėmė. Va. O tęsiant dar tą temą, kad dėl tos žvejybos, kad tai vis tik ta idėja jau senai buvo, o su Aiste teko pakalbėti, o šitą renginio organizatorė. Taip. Ir sakau, turiu idėją, reikia ją būtinai realizuoti. Ir Aistės pagalba, šiandien turim labai puikią, saulėtą, gausią, tiek žvejais, tiek žmonėmis šventė. Tai, Ąžuolai, jeigu taip jau tiksliai sakyti, tai idėja buvo tavo, o visa organizacija tai senamiesčio draugijos bendruomenės. Taip. Ir šiandieną šitą žuvienę gamina ir tavo kavinės Kliautas kartu su Šaulių sąjunga. Taip.
Šaulių sąjunga turbūt štai visą įrangą pateikė. Jų ypatingos švediškas pečius, Taip. ypatingos rankos, nes Kauno skyriaus šefas nuostabiai pjausto viską, nuostabiai moka, žinau, ką kaip reikia padaryti. Jeigu aš ko nors nežinosiu arba netaip darysiu, tai mane būtinai pataisys. Pataisys būtinai. Nu ką, reikės dabar visą tą išgraibyti turinį, Taip. nuo kurio nuvirė gavosi sultinys. Sultinį perkošim ir turėsim labai koncentruotą skystimą. Tai bus mūsų bazė, ant ko mes virsim dabar visą žuvieną. Visi kiti ingredientai. Dabar mums reikėtų paprasčiausia perkošti, ar ne? Visą tai, kas žuvis virė, mes perkošiam ir kuo pasinaudojam? Pasinaudosim samčiu Marle. Marle, taip. Su samčiu nuimsim, padėsim tavo, o su marle, per marlę dar, kad neliktų jokių kauliukų. Tuo labiau, kad yra šventė ir nesinori, kad kas nors ašaką pagautų. Čia tik reikia žuvies daug. Kuo didesnis koncentruotas sultinys, Taip. mes jį tada galim truputį praskiesti. Tai vienas virimas gaunasi ir... O paskui dėsim dar kitą katilą. Čia yra jūros lydekos galva. Mažytė. Būna didesnių. O tai žuvienė bus tik tai skistimas ar dar bus ir gabaliukai? Tai bus kiti ingredientai. Aišku, galima būtų... Ne, bet pačios žuvies. Namų sąlygom. Tai galima dabar imti. Reikėtų viską rankutį nuimti, nudarinėti, kad kauliukų neliktų. Tai žodžiu, namų sąlygom ąžuolai reikia Nurinkinėti reikėtų. Bet tai labai... Taigi mes dėkojame JMA, Kaip mėsos čia. pagrindiniam generaliniam rėmėjui JMA Kaunas Subaru. Aplodismentai. Taip pat noriu padėkoti O, labai geras vaizdelis. medžiotojų šyklai. Uždavė akcinė bendrovė Prašosi. akcinė bendrovė GPS. Čia tai papilvės, kurios išvis riebios. Aplodismentais padėkoti partneriams. Tai yra Kauno miesto savivaldybės administracijai. Ne, tai žuvienė ir verdas, paprastai iš to, kas lieka nuo žuvies. Dabar į šitą sultinį mes dėsime kruopas, taip? Tai pradžiai dabar turbūt dėsim kruopų ir dėsim morkų. Vienu metu. Taip. Perlinės kruopas visą naktį brinko. Tai pirmiausia reikia išbrinkinti. Tai išbrankinti būtent, nes jos labai ilgai paskui Ilgai virs. verda. Taip. Dabar bus morkytės. Reiktų morkų. Morkų to atnešiu morkos. Taip, ąžuolai, morkos čia. Kiek dabar morkų dedam? Palaukit, šitas dalykas irgi antrąjį puodą lygos. Va, reikės. Va, tai gal padarom taip. Šitą visą suverčiam. Tas bus atvirai. Jau laikas lauro lapeliai bus gerai ir pipirų, jeigu yra. Jo, duosim tada visko. Taip, tai dabar lauro lapeliai ir pipirai kartu su morkom ir kruopom, taip? Manau, kad mes jau nepagailim. Mėgstu kaip aštresnė. Aštresnė, taip. Kvapnių jau dedam nedaug. Dedam nedaug, tai paskiau gali būti aitrumą. O čia nereikia. Gerai. Puiku. O druska jau dėta? Druskos galima prašyti irgi biškybės. Trupučiuką. Paskiau jau pabaigu reikia reaguoti. Nuskanausim.
tiek užteks. Nu ir ką paliekam dabar? Viskas, aš dedu malkučių ir kalbu. Malkučių ir verdam. Ir jau dabar net mes ruošimės kaip antrą puodą tą daryti. Taip. Ir Ąžuolai, ir kiek dabar laiko virs? Nu, manau, kokią gerą pusvalandį, jeigu ne valandą. Viskas priklausys nuo ugnelių. Ir aš tai siūlau tada eiti ir išsikepti žuvį. O dabar gali jie toliau virti savo? Taip, verda savo žuvienę, o mes einam kepti žuvies. Eime. Štai mes turime dvi žuvis, tai yra vilkešeriai. Pagavote? Dar ne, bet plinta Lietuvoje ir įtraukta į žuvų sąrašą. Į gaudamų žuvų sąrašą. Tai iš vis į sąrašą žuvų Lietuvos. Apskritai. Nes tai yra nauja visai rūšis, kuri atklydo iš kitų jūrų, jau mūsų žiotyse, upių žiotyse atsirado. Tai čia kaip ir invazinė žuvis. Pavadinkim taip. Daug kaulų turi? Aš dar nežinau, dabar mes viską sužinosim. Gerai, tai mes dabar kepsime kiaušinyje ir ant lentelės. Štai mes turime kedro lentelę ir ant tos lentelės vieną žuvį kepsime ant kedro lentelės, o kitą žuvį tiesiog ant grotelių. Ir pažiūrėsim skirtumą, taip. Paprastuoju būdu ir... Šiaip tai čia yra senovinis būdas kepti ant lentelės. Anksčiau irgi kepdavo ant lentelių žuvį. O čia dar yra kedro lentelė, tai čia gaus aromatą. Kedro, štai galima pauostyti. Indre. Fantastika. Mes kepam paprastai, ar ne? Taip, aš tik išdarinėju. Pipirai ir druska. Išimam visą tą, kas yra nereikalinga. Ir reikia labai, žuvis reikalauja, kad išvalyti kepenis geriausia būtų. Ir būtinai žiaunas išimti. Taip, būtinai žiaunas išimti. Žiaunos duoda kartumą. Nu ką išdarinėjom, išėmėm žiaunas, viską paruošėm grinai prieskoniavimui. Prieskonė paprastai. Druska, pipirai ir žolelių, tai aišku, jeigu biškai blogai. Aš tai nelinkęs labai daug prieskoniuoti, nes mėgstu, kad būtų, gerai, užteks, kad būtų žuvies skoniai. Dar čia, į vidurį. O druskos žuvį reikia tarkisą labai mažai. Labai nedaug, nes išstumė vandenį. Aš visai nedėčiau. Viskas. Ir viskas. Taip. Nu, dar turiu žolelių tokių, bet Gerai. nesakysiu kokių. Gerai, nesakyk. Žolelės Paslaptis. Žulikės, va. Taip. Prodigiai kvepia. Čia specialiai žolė. Taip. Ir štai, kaip jau sakėm, vieną žuvį kepsime tiesiog paprastai, mes jų neskutom tam, kad jos nepriliptų prie grotelių, ar ne? Tai štai šitą žuvį dedam ant lentelės kedro, o tą dėsim tiesiai. Na. Taip, sargiai. Štai dedame su lentelė ir tiesiog ant grotelių. Ką mes darysim su skumbre? Mes ją rūkinsim. Aišku, mes jų neturim atvėsintų. Kol atplaukia viską jos, jeigu nerim plauktų, tai būtų tai mes turėtume šviežią. Taip. Užsisakai Atlantę, atplaukia, pasiimi kaip... Gerai. Tai va, tai vėlgi darom taip, vienas rūkinsim, Taip, rūkinsim. kitas kepsim. Gerai. Tai vieną kepsim, kitą rūkysim. Taip, bet išdarinėti abi dvi reikia. Gerai, išdarinėkim tada. Gerai. Darinėjom taip pat lygiai kaip ir vilkešeriai. Tik tai vidurius išimsim, žiaunas išimsim. Šiandien mums iš tikrųjų labai sekasi, kadangi mums patiems beveik gaminti nereikia. Kiek ten papjaustėm morkų, bulvių šiek tiek, o viską Ąžuolas daro. Bet jisai žvejys yra, čia jo kaip ir... Aš su malonumu. Su malonumu pasirodymas yra. Žuvį gaudyti yra malonu, bet žuvį ir gaminti yra malonu. Taip. O vat, kai valgyti reikia kažkaip, tai paskui būna, kasniuką paėmė. Valgyti irgi nepaprastai malonu, jau ką žuvį. Žuvis Žuvis yra tikrai
O kodėl aš tikrai girdėjau tokį dalyką, kad žvejai labai daugelis mėgsta žvejoti, bet žuvies nevalgo. Nes sako, net į namus negrįžta. Sako, žmona pasako vyrui, tu su žuvimi namus negrįž. Nu taip, svarbu, kad į namus su žuvim negrįžtų laikraštį įvyniota. Laikraštį įvyniota. Jo. Na, va, viskas mūsų žuvis iškepė, tuoj mes ją ragausim. Šau, ragaukit. Įdomus skonis. Čia primena žvejų, kurią žuvį primena. Neturi jokio pašalinio dumblo kvapo nieko. Švari vis tik jūrinė žuvis yra. Skanu, labai skanu. Tuoj paragausim ant Ir lentelės. iškepta taip, kaip reikia, nei daugiau, nei mažiau. Jinai dar Neperkepta. Ne, neperkepta. Štai, Baltymo nespėjo sutraukti. Dabar pasižiūrėsim. man labai įdomu palauk. Nu, kvapas kaip dabar ir žuvies kvapas, pažiūrėsim skonį. Bus kaip nepūtė, kaip jau čia dabar bus. Ateik Ričardai paragauti, būtinai. Jaučiasi, iš tikrųjų jaučiasi aromatas. Pasirodo, kad kiekvienai žuviai reikėdavo skirtingo medžio. Taip, Lietuvoje irgi žvejai turėjo tą tradiciją kepti ant lentelės, Taip. bet alksnis, beržas ar koks kitoks medis kiekvienai žuviai buvo pritaikytas visą laiką. Ir daugiau lapuotis, aišku. Taip, Lapuotis. Super. liuks. Įskaitau. Žvejo svajonė. Kadangi yra terminis apdirbimas, tai mes nieko galim nedėjoti. Viskas. Ką, darysim toliau? Prieš dedant žuvį rūkinimui mes įdėsime ir kedro drožlių, kad būtų dūmo gero. Kedro drožlės dabar mes sumetėm į vandenį, jos pamirko šiek tiek, kad jos būtų šlapios ir to uždėsim žuvį. Taip, svogūnai dabar. Visą šitą, Antanai? Visus? O žuvienį reikia turbūt daug svogūnų, ar ne? Daug. Kaip ir galvoju. Tai dabar ir bulvytės reikia tada tuo pačiu, taip? Ir bulvės, aš atnešiu. Na, va, bulvės dabar eina. Opa. Stabdom taip, kad... Da. Mums dabar reikia į žuvienę petražolių ir krapų. Ir tuo pačiu dar mes vieną slaptą dalyką padarysim jau paskui. Tai dėsim Slaptas ir vėl dalykas bus nesakysiu. paskui? Paskui bus, tik paskui. Gerai. Tai slapti dalykai visą laiką pabaigoje būna. Jau dabar baigiamasis akordas. Beveik įbaigiamasis. Beveik. Baigiamasis. Nes dar reiks paragauti. Taip, dabar čia mes dedam petražolės, krapus,
ir svogūnų laiškus. Per daug. Per daug? Nu ir dar tada darysim tokį... Taip, galima pamaišyti. Jo, pamaišyti reikia. Taip, česnaką su viskuo. Su viskuo. Dedam krienų. Tada pareguliuosim Pagaliuką. ir tada žiūrėsim Druskos. Dabar pilam stebuklą, slaptą ingredientą. Ąžuolai, tai prisipažink, ko mes dabar įpylėm? Ko mes dabar įpylėm? Stebuklo? Stebuklo. Stebuklo. Tegu lieka paslaptis. Šefas neišduoda. Va, O, dabar tas va, dalykas. dabar. O, dabar Ir tas dabar dalykas. pasakyk, ką dabar dedi? Ir dabar tas bus Ąžuolai. pusę. Geras. O kodėl čia reikia tai daryti? O, Taip, nu, čia jau tokios tradicijos. Bet aš manau, kad tai priduoda šiek tiek ir dūmo skonio. Aromatą. Kiek trumpai užtenka, pamirki ir Pasirodo taip. Čia toks kaip gaunasi kaip šarminis užgesinimas. Na štai, mūsų žuvienė jau išvirusi. Kvapas Kvapas tiesiog. tiesiog dieviškas yra. Visiems reikėtų paragauti. Kas nebuvo šiandien, labai gailėsis, kad Taip, neragavo. iš tikrųjų gailėsis tie, kurių nebuvo šiandien, kurie neatėjo į šitą šventę, na, tegul gailisi. Arba pabando Patys patys. įsivirs. Taip, patys įsivirs. Receptūrą visą pasakėme. Ragaujam. Taip. Skanauju. Skanauju. Ir velniškai karšta. Ir velniškai Labai karšta. karšta. Žuvienė turi būti karšta. Žuvienė turi būti iš tikrųjų. Na Labai ką, geras skonis. Ąžuolai, dėkojam tau už tokią galimybę sudalyvauti žuvienės filme. Tikrai buvo Skanė žuvienė. skani žuvienė. Diena buvo fantastiška. Pats renginys irgi puikus. Dėkui tau. Nu, ačiū Jums. Na ką, o visiems sakom sudie.